Kaip žinoti, kokį oras šilumos siurblį pasirinkti? Pradžiai reikėtų žinoti, kam jūs jį naudosite. Ar papildomam šildymui, ar pagrindiniam. Papildomam šildymui, tai pavyzdžiui, turite sodą, kur norite tik retkarčiais nuvažiuoti, sodybą, kur nuolatos negyvenate. Pavyzdžiui, turite kieto kuro pečių ir norite kartais pasišildyti, o nebėgti ištisai kūrenti pečių. Tada jums tinkamas yra iki -25 laipsnių šilumos siurblys. Jeigu jums reikia gyvenamam namui arba tai pačiai sodybai, bet nuolatinai šildyti ir tai bus vienintelis šilumos šaltinis, tuomet iki -30 laipsnių reikėtų rinkti šilumos siurblius, nes jeigu pasirinksite netinkamą, gali būti, kad kažkuriuo žiemos momentu liksit be šildymo. Tai čia yra vienas dalykas, kokį siurblį pasirinkti. Dabar pakalbėkime, kokio galingumo jo reikėtų. Tai jo galingumas yra parenkamas pagal namo klasę ir pagal plotą, į kur jisai bus montuojamas. Tai pavyzdžiui, yra grubus skaičiavimas, daleiskim senos statybos namui, sodui, sodybai, tai 10 kvadratų 1 kW. Tai jeigu jums reikia 40 kvadratų patalpai, jums reikėtų plius minus apie 3,5 kW galingumo šilumos siurblio.